Ši savaitė jėgos trikoves pasaulio, manau, buvo viena iš įsimintiniausių, nes lygiai prieš savaitę vyko SBD Sheffield eventas, kuriam susitiko geriausi iš geriausių pasaulio jėgos trikovininkų ir būtent bandė pagerinti pasaulio rekordų savo svorio kategorijose ir išsiaiškinti, kas yra geriausias iš geriausių būtent jėgos trikovininkų. Tai iš tikrųjų buvo žiauriai geras eventas. Aš net nebijoju, kad žmonės, kurie yra šitam kanale, kurie žiūri šitą video ir jau manau, kad jūs žiūrėjot ar bent jau žinot, kas yra SBD Sheffield, o jeigu ne, tai tiesiog gali bet kur susivesti SBD Sheffield arba Sheffield Powerlifting Competition ir galėsit plačiau pasiskaityti, pasižiūrėti, kas tai yra per eventas ir siūlau to nepraleisti dalyko. Tai jo, mes irgi žiūrėjom with the boys, labai daug visokių emocijų apturėjom, visokių betlų buvo, aišku, dar prieš varžybas buvo užhypinti tam tikri žmonės, pavyzdžiui, kaip Russell versus Džurins, kurie realiai pasaulio čempionate irgi buvo priešininkai ir tą kartą Džurinsas nugalėjo Russell, kuris buvo, sakykime, ilgametis čempionas, geriausias iš geriausių trikovininkų būtent toje svorio kategorijoje, bet tą kartą būtent stipresnis buvo Džurins. Ir šį kartą jie vėl susitiko ant vienos platformos ir būtent šį kartą laimėjo Russell. Tai va, čia irgi toks dalykas, kad galbūt nebūtinai laimitas kažkoks tai stipriausias, geriausias, bet būtent laimitas, kuriam sukrinta visus kortas, kuris yra geriausiai pasiruošęs, nes abiejų sportininkų meistriškumas, pajėgumas yra labai panašus. Bet būtent tie kertiniai tokie dalykai, kaip pavyksta susitvarkyti su būtent kažkokia performance anxiety, kaip pavyksta susitvarkyti su, sakykime, pačios dienos varžybų iššūkiais ir panašiai. Kalbant apie mano paties treniruotės, tai iš tikrųjų ši savaitė ir man buvo visiškai fenomenali. The hardest worker in the room. We all know someone like this. The one who arrives before anyone else and leaves after everyone else has gone. The one who doesn't stop in the face of challenges, but tackles them with courage and resolve. The one whose work ethic is a constant source of admiration and respect. Success doesn't come by chance, but through constant effort and tireless dedication. Every significant achievement requires sacrifice and determination. The path to success is paved with hours of hard work and perseverance. The hardest worker in the room doesn't seek recognition or glory. Their motivation comes from a much deeper place, the desire to surpass themselves, to reach their maximum potential, and to leave a positive mark on the world around them. They are a living example of what can be achieved when one commits to a purpose greater than oneself. But make no mistake, being the hardest worker in the room is not easy. It requires sacrifice, discipline, and an unwavering sense of determination. It requires facing obstacles with courage and persevering when others might give up. It requires a burning passion for a job well done and an unbreakable commitment to excellence. However, despite the challenges, the hardest worker in the room never loses sight of their goal. They know that every effort, no matter how small, brings them one step closer to achieving their goals. They know that every challenge overcome is an opportunity to grow and learn. They know that their work benefits not only themselves, but everyone around them. Do you want to achieve success? Do you want to be the hardest worker in the room? The one everyone admires for their mindset and effort? Then I want you to shed all excuses, all self-imposed limitations, and prepare to face the harsh truth. Life is not easy. Success is not handed out. Greatness is not achieved without sacrifice. But here is the truth that many are unwilling to accept. Pain, suffering, and adversity are your best teachers. We did it, brother. Okay, viskas. Pati sunkiausia tikriausiai treniruočių savaitė mano gyvenime yra oficialiai pabaigta. Realiai dabar užbaigiu treniruočių šią savaitę su
didžiausių total, kokį tik esu pasiekęs varžybose. Bet įdomiausias dalis yra ta, kad pritūpimai buvo 3 pavartojimai. Top setas 240 x3. Spaudimas 107 x2. Irgi repsai, ta prasme. Gali ateiti. Okay, 107 double. Deadliftai 250 irgi for a double. Tai visiškai insane savaitė. Repsais darau savo geriausią sumą. Visi 3 liftai yra PR-ai, visi liftai yra asmeniniai rekordai. Tai iš tikro, kaip ir sakiau, tai yra geriausia treniruočių tiesiog savaitė per visą istoriją. Neslėpsiu, šiandien būtent, kai dariau deadliftus, aš tikėjausi, kad ant topseto tiesiog pavyks desnį svorį uždėti, buvau suplanavęs, kad bus 255, neslėpsiu, bet teko tiesiog per warm-upus apsvarstyti labai gerai, koks bus topsetas ir manau, kad gerą sprendimą priėmiau, nes gal ir būtų tie 255, gal ir būčiau padaręs, bet tikrai būtų daug sunkiau nei reikėjo iš tikrųjų, nei pagal planą, tai iš tikrųjų 255 kilus nuėmiau nuo to svorio planuoto ir manau, kad visai gerai pasidariau. 240, man atrodo, 240, jeigu neklystu, reikės pasičekinti programai, yra mano all-time geriausias skaičius užfiksuotas pakartojimam. Tai 2cam x3 buvo geriausias mano, dabar 250 x2. Tai šitoj vietoje irgi labai smagu, kad deadliftai irgi, ta prasme, juda, kad juos pavyko išjudinti, nes realiai visą karjerą, visą gyvenimą man buvo šitas liftas sunkiausias, tiesiog sunkiausia jį kelti, sunkiausiai progresuoti būtent šitam liftą būdavo visada. Nuo pat pradžių iki realiai dabar vos ne, kai 10 metai beveik yra mano karjeros liftinimo, tai sakyčiau, kad geras šitas irgi liftas, pagaliau kažkiek prisivijo tas progresas ir bandysim judinti daugiau, nes realiai šitas liftas ir yra, manau, kad toks limituojantis faktorius iš esmės, bet irgi negaliu pasakyti, kad jis labai prastas yra, bet žiūrint į tokį lygį, kokiam aš noriu, tarkim, būti, tai tiesiog reikia didesnio deadlifto. Tai žodžiu, šitais dalykais viskas kaip ir cool, squatas iš viso monstriškas, tokio squato niekada dar taip nesijaučiau gerai. Išskyrus, kai buvo varžybos praeitais metais, balandžio mėnesį per Lietuvos čempionatą, kuomet irgi 2cam5 vienam kartui, 3 bandymų paskuatinau, kas irgi buvo Lietuvos rekordas, asmeninis rekordas didžiulis. Ir jo, tai tada buvo huge toksai svoris ir labai gerai jautė skuatas tą dieną. Tai realiai po to momento, gal kai dar iki gegužės ten pabaigos maždaug jautės irgi gerai skuatas, bet paskui pradėjau katinti iki 74 ir tas skuato movementas, tas pojūtis irgi taip progresyviai mažėjo, taip ir tiesiog nesijautė taip natūraliai. Dabar vėl prisijaukinau tavo skuatą ir jaučiasi baisiai gerai viskas. Tai va. Jo, ir atrodo, kad tas progresas, kosminis čia yra. Tarkim, tas paskuatas, 230 mano buvo triple 3 repsų PR-as, anksčiau dabar 240 irgi 3 repsam, plus 10 kg PR-as. Paskui benčas irgi 5 kg PR-as, galėčiau pavadinti ant doubles. Jisai gal nebuvo 165 toks clean, kai dabar atsimenu, jis buvo toks ir su pauzėm trumpesnėm ir toks labai wobbly, toks nestabilus, bet šitas 107, tai sakyčiau, kad legit yra PR-as, antram repse pauzė tokia, pakankamai palakiau krūtinės, bet jinai buvo tokia irgi off balance, bet pirmas repsas sakyčiau, kad visai clean yra, antras repas tiesiog tos pauzės, tokios normalios legit trūko. Pažiūrėjau, neišsikrovė maikas. Tai va, o su deadliftu, kaip ir sakiau, viskas kaip ir cool, pozitioningas labai gerai jaučias, techniškas liftas, viskas yra cool, tik tiesiog norisi daugiau progresuoti šitam lifte, tai to ir sieks. Ir jo, kartais kiti pasako, ar tai salė, ar parašo tiesiog, kad nesveikas progresas pas tave, kas vyksta, kodėl aš taip ir panašiai, bet kartais pagalvoju, kad pastaruosius 4 mėnesius aš kaip ir jokio PR-o neturėjau. Ir tas sunkus darbas per 4 mėnesius, dar tik šią savaitę atsiskleidė ir dabar tik tai jaučiuosi, kad aš dabar jau tikrai esu pasistumėjęs į priekį, tai iš tikrųjų
vat, trūksta, aš pastebiu vat, ir mūsų Lietuvos, sakykime, bendruomeniai triukovininkų, ar tai netgi su tais atletais, su kuriais dirbu, vat, gal jaunesni, arba tiesiog tokį mindsetą turi, kad nori labai visko fast, nes labai viską mato social medijoje, kad, kosminiai rezultatai. Bet čia yra blogas mindsetas, čia yra labai blogas mindsetas. Ir vat, aš rodau irgi realiai savo treniruotės ir tikrai pastebit, kad mano squato PR-as yra 2 km 5 vienam pakartojimui. Aišku, jeigu dabar bandyčiau, aš manau, kad didesnis būtų, nes 2,40 x3 patapiau visai easy. tai bet nesmė, bet vis tiek dirbu, tarkim, būna treniruočių, kur su 100 šiam dirbu, su 100 kem. Tai čia irgi, dėl to ir noriu filmuoti, dėl to rodyti, kad jeigu tu nori pasistumėti į priekį, tai nereiškia, kad visą tu turi daryti savo maksimalius svorius ir panašiai. Jeigu nori pasistumėti į priekį long termui, turi suprasti, kad bus momentų, kai tau reikės nusimti nuo štangos, nežinau, 10, 15, 20, 30 kg. Bet jeigu tai yra vardan to, kad tu long term progresuosi užtikrintai, be traumų ir nebūsi perdegęs, why not? Tai visada yra labai svarbu pažiūrėti į ateitį ir iš tikrųjų laikytis plano. Aišku, jeigu yra planas, bet manau, šiais laikais visi turi planą, kaip treniruotis turiu omeny. Nes jeigu neturi planą šiais laikais, ganėtinai sunkiai, manau, gali sektis ir tas sunkus darbas salėje gali taip ir neatsipirkti, nes kaip mes treniruojamės, kiek kartų per savaitę, ką mes darom salėje, didžiulės reikšmės turi. Ir jo, tai takeaway message yra toks, kad rezultatai dažniausiai pareikalauja 5 kartus daugiau laiko, nei mes norėtume. Bet čia ir yra tas dalykas, kad kai tu dirbi tiek daug dėl šitų rezultatų, tu tada juos taip vertinti, tau tada taip daug reiškia tas rezultatas, tas apčiuopimas, kad aš uždirbau sunkų darbą. Tai skatinu visus tiesiog būti workeriais, būti tais, kurie ateina į salę ir dirba. Nes irgi, kaip matėt mane, aš ateinu į salę, stengiuosi net, kad ir su pažįstamais, su draugais, bet man antiek rūpi šitas dalykas, kad aš nenoriu gadinti kokybės workouto ir aš tiesiog pasirinku, ateidamas į salę, nesisocializuoti kiek įmanoma labiau, kiek leidžia galimybės ir tiesiog dirbti, nes man tai yra labai svarbu ir vis tiek man yra jau 23 metai, kaip ir atrodo nedaug, bet vis tiek aš matau save aukštam lygiai ateityje ir kiekviena treniruotė, kiekviena diena, kiekviena savaitė yra nauja galimybė ir aš tą naują galimybę noriu tiesiog išnaudoti kuo įmanoma maksimaliau, būtent viską išspausiu ir kad man nereikėtų kažko tai aukoti, o padaryti būtent tam workoutą maksimaliai kokybės. Tai tokios naujienos, iš tikrųjų čia žiauriai motyvuotas. Sakau, šitą savaitę treniruočių buvo kosminė, kaip viskas jaučiasi. Tai tikiuosi, kad ir pas jūs viskas ok. Ir viskas, judam toliau. Dar beje turiu, tikriausiai matėt kažkuriam tai video, kad turiu tokį užrašinę tokią nešiojus. Tai iš esmės yra jinai tam, kad aš loginčiausi savo treniruotės. Čia esu susirašęs dalykus, kaip man sekėsi, kaip jautėsi ten kažkurie tai setai, arba apskritai kokia man yra savijauta ir panašiai. Kadangi esu self-coach, neturiu trenerio, tas dalykas man labai padeda smarkiai, sakyčiau, tiesiog pareflektuoti. Nes kas turi trenerius, ir kas dirba šiuolaikiškais metodais, tas tikrai turi kažkokią tai sistemą ir surinkamas tas atgalinis ryšys iš sportininko strategiškai ir gaunama ta reikalinga tiksli kertinė informacija, kuri ir nulėmė tą sėkmę. Kaip tikriausiai matot, kokios Instagramos ir panašiai, kur mūsų atletai ten gerina vos ne kas mėnesį savo asmeninius rekordus, arba ten varžybose po 40-50 kg ant sumos uždeda, kas yra visiškai insane. Tai iš to būtent dalyko ateina iš tų detalių, mažų sekimo, tiesiog užfiksavimo, būtent iš to dalyko ir ateina viskas. Tai čia šitas dalykas yra tam, kad man padėtų tiesiog geresnius sprendimus atsirinkti būtent programinant savo, kol dar neturiu trenerio. Nors manau,
tas dalykas ilgainiui pasikeis ir tiesiog patikėsiu šitą didelį atsakingą svarbų darbą kažkam kitam, kuo pasitikiu. Ir jo, nes kartais, kai savo programinį, kai savo treniruoja, gali pridaryti tokių kertinių klaidų irgi, kurios ilgainiui tau atsilieps neigiamai, galima sakyti. Tai va, tai kol kas šitas dalykas man labai pasitarnauja, o ateity žiūrės. Manau, kad tikrai galima savo leisti ir investuoti į save labiau, pasiimant savo kompetentingą trenerį, kuris tvarkytų reikalus ir tu tiesiog salėje būsi kaip atletas, atsiskaitysi su treneriu, nusiųsi jam feedbacką ir jis paskui viską surinks į vieną vietą ir tau suprogramins. Realiai ką aš darau, bet kai savo tą dalyką darai, labai tokio šališkumo atsineši į tą visą procesą ir panašiai. Tai va, viskas. Šį kartą tiek ir susimatysim kitą kartą. Jup.